Amen. 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 Ačiū šlovintojai. Aleliuja, kaip gerai šlovinti viešpatį. Labas rytas, ko nemačiau. Hallelujah, soul praise you, Jesus. Tu žinai, kad tu visada būsi palaimintas atėjęs į Dievo namus. Amen. Visada tu būsi palaimintas. Pasakyk kaimynui, tu būsi palaimintas Dievo namuose. Visada. Amen. Kartais kai kas nepatinka mums, bet tai neša mums tik palaiminimą. Amen. Nesvarbu, kad mūsų sieloms kūnams kažkas nepatinka, bet Dievo žodis ir Dievo dvasia visada neša palaiminimą. A tikrai? Tikrai? Aleliuja. Kaip gera, kad mes iš tiesų trokštame viešpaties, suprantame, kad be jo mes esame niekas. Todėl mes jo taip ieškome, todėl mes jam pasišvenčiame, brangų laiką skiriame. Brangų laiką skiriame. Todėl, kad mes žinome, kad jis yra mūsų palaiminimas. Jis. Ne kažkoks mano tikėjimas, mano palaiminimas. Čia visa kita eina po to. Bet jis yra mūsų palaiminimas. Ir jame yra viskas, ko reikia, Dievo žodis sako, dvasiai, sielai ir kūnui. Jame. Labai svarbu, paskutiniu metu dvasia kalba ir kalba Jėzų. Pamatas jis, kad nenukrypti nuo teisingo pamato, nuo jo. Beieškant jo, galime pradėti ieškoti nežinia ko. O kaip čia susirimavo. Beieškant jo, galime nukrypti, kad ieškau jau nežinia ko. Todėl visada mes toje kovoje, kad ieškant kažko, nustelbtų ieškojimą jo. O ieškojimo jo niekada neturi nustelbti visi kiti dalykai, nes tie dalykai, kurių tu taip ieškai, yra ne kur kitur, tik jame. Tik iš jo ateina viskas. Tik iš jo ateina visa malonė. Amen. Ir aš tokia laiminga. Aš tikiu ir tu laimingas, kad tu ir aš mes turime tokią malonę. Kokią malonę? Kad esame jame išgelbėti, išlaisvinti. Amžiną gyvenimą turime. Jame. Jis davė mums save jėgą, kad mes šiandien galime šventai gyventi. Amen. Irgi tik jame. Šiaip tai neįmanoma, bet jame su juo viskas įmanoma. Ir jeigu ne jame, kažkame kitame, tai yra ribota, tai yra netikra, tai yra laikina, bet kai jame pasiliekame, į jį remiamės, ant jos to, niekada nesusvyruosime ir niekada niekas mūsų nenugalės. Amen. Hallelujah. Šlovė viešpačiui. Štai kokia didelė Dievo malonė. Ir mes šiandien pakalbėsime apie stiprią Dievo malonę. Stiprią Dievo malonę. Ne tokia, kad čia malonė. Malonė Dievas, Jėzus ant kryžiaus numirė ir malonė. Viskas baigėsi. Ne, mes dirbsim su tavimi dar daug metų. Kaip dvasia sakė, iki numirsime, mokysimės. Ką reiškia gyventi jo malonę ir jo malonėje ir būti stipriami jo malonę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, reikės tau ir man kai kur pasiduoti viešpačiui. Ir jei nepasiduodu aš, tai ta malonė jau tampa neveiksminga. Negali viešpats savo malonę išlieti ten, kur nėra norinčio gyventi ir sekti juo. Jo malonė nepasiekia tą, kuris priešiškas Dievui, kuris priešiškas Dievo žodžiui, Dievo planams,
Dievo malonė negali pasiekti. Taip? Nes pats žmogus atstumia tą malonę. Tokiu elgesiu, tokiu gyvenimu, tokiu netikėjimu. Ir galima sakyti, galime ir mes taip gyventi, bet galima sakyti, pasaulis taip ir gyvena, nes jie nepažįsta Jėzaus ir atstumia Jėzų pirmiausia. Jėzų atstumia ir visą malonę. Amen. Taip, nes malonė yra tik jame. Mes galim tokių žmogiškų malonių pasidaryti, ne? Pavalgyti skaniai, dar kažką malonių. Bet tai ant jų neišgyvensime. Amen. Mums reikia tikros dieviškos malonės, kuri ateina nuo Dievo malonės sosto. Tai yra jo jėga pradeda veikti, kai aš jam pasidedu. Ir mes tada kovosime kuo su priešu? Malonę Dievu. Žinodami, kad mes jame ir kovojame tą malonę. Kad esame jame. Amen. Paskaitykime Efeziečiam 6, kad būtų aiškiau. 6 čia vieną eilutę paskaitysiu, Efeziečiam 6, 12 eilutė. Viena eilutė. Čia sako, galima dar prieš tai 11. Apsirenkite visą Dievo ginkluotę. Ką tai reiškia apsirengti? Augti teisume, tiesoje, šventume. Amen. Tai yra apsirengęs. Ir aš galiu kovoti neapsirengęs. Neturėdama tikėjimo, neturėdama, negyvendama tiesoje. Aš pradėt grunti su velniu. Bet aš pralaimėsiu. Apsirenkite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Nes mes grūmimės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovas ir dvasinės blogio jėgomis danguje. Haleliuja, ne haleliuja, mes laimėsime. Kova neišvengiama, nes priešas velnias karaliauja, dar nelegalas būdamas, bet jis priešinasi visada. Ir priešinsis iki tu ir aš numirsi. Štai kodėl mes sakėme, kad mokysimės iki susitiksim su Jėzu. Nes pastoviai mes turim priešininką, kuris mums priešinasi. Tai yra priešas velnias, kuris nekenčia tavęs ir manęs. Neapykantą turi. Tam, kuris atsivertė ir priėmė Kristaus dvasią, iš karto jam neapykantą sukilo. Ir jis kovos su tuo, kuris gimė iš Dievo dvasios. Todėl nenustebk ir nesusigas, kad vyksta kova. Bet nugalėk tą malonę. Amen. Bet nugalėkim tą malonę. Pavyzdžiui, kaip čia įsivaizduoti, mados pavyzdys, kaip iškilo kaip Hitleris, ar ne? Savo laiku. Ir įsivaizduok, tu ten būtum buvęs toj vietoj. Kad suprastume, kokia neapykanta šiandien mums iš piktojo yra. Mes kartais susipalaidavę, žinot, kalbam bet ką, darom bet ką ir norim, kad Dievo malonė veiktų. O ten tik durys velniui. Įsivaizduokim, žydų tauta buvo tada sušaudyta, išnaikinta, niekinama, spjaudama į juos, tyčiojamas, į kalėjimus grūdama, šitie konclageriai, koncentracijos stovyklos, konclageris. O lygiai tokia padėti tu šiandien dvasinėje. Lygiai taip persekioja tave priešas, galima palyginimą su Hitleriu sakyti. Ir dar kartais tie žmonės, kurie tave persekioja, vadina save, kad Dievu tiki. Hitleris irgi ant diržos įrašęs buvo, kad Dievas su juo. Ir kartais būna, kad tikintys žmonės, bet tavęs nekenčia, ar ne? Sako, kad su Dievu, bet tavęs nekenčia. Klausimas. Tai kaip Hitleris tik užsirašęs buvo ir tas žmogus, kuris jeigu nekenčia brolių, sesės, reiškia jis negimęs į Dievo karalystę.
Ir štai kokia neapykanta buvo Hitlerio, neapykanta žydų tautai, reiškia Dievo tautai. Taip. Šiandien lygiai tas pats. Mes esame tik tiek, kad mes esame dvasinėje dabar kovoje. Galime sakyti, to Hitlerio pozicijoje stovi priešas velnias, kuris nusiteikęs kunigaikštystės valdžios, viešpatystės dvasinės. Va, tai galima palyginti kaip Hitleris. Norinčios mus naikinti, sunaikinti, niekinti, pažeminti, trypti. Ir tu su tuo susiduri. Amen. Ir susidursim dar. Nesigas, kad kažkas keistų vyktų, Paulius sako. Tai darosi mums išbandyti. Ar mes tebestojam dar jame? Amen. Mes kartais galvom, įtikėjom, dabar mus ant rankų nešios, mums viskas seksis. Tai čia dangui tai bus. O čia yra velnias, kad mums sektųsi, mums reikia išmokti gyventi malonę, stipriam būti malonę, kad čia mes praeitume visas tas kovas, kurias paruošė priešas velnias. Mums reikia stipriems būti Dievo malonė. Kitai priešo nenugalėsi, tik malonė Dievo, tik tikėjimu, tik dvasiniais ginklais, tik tai, kaip čia ir parašyta, tiesos, tiesa apsivavę, teisumu apsišarvavę ir skydą tikėjimo pasiėmę. Štai kaip mes praeisime. Ir jeigu mes nebūsime stiprus šitą malonę, įsitvirtinę Dievo tiesose žodyje, mes tokie atsipūtę būsim, atsipalaidavę. Priešas iš mūsų tyčiotis. Pagaliau mes pavargsim ir supyksim ant Dievo. Todėl, margiai, mums reikia būti stipriems Dievo malonę. Amen. Būkite stiprus Dievo malonę, kad galėtume pasipriešinti prieš velnio klastas. Tavo priešas klastingas? Taip, tik tika, ramu, tik trink, kaip sako, per kūnas iš giedro dangaus. Taip lygiai ateina priešas velnias. Todėl sako, būk stiprus malonė, būk pasiruošęs, būk viskam pasiruošęs, kad galėtum išstovėti. Nes mes grūmėmės su kunigaikštystėmis ir valdžiomis ir mes susitikinėjam su jomis. Nesvarbu, kad mes ir būsim stiprus Dievo malonę, vis tiek su jom susitiksime, bet mes jas nugalėsim. Amen. Ir ką reikėjo ten tiems Dievo tautai? Būti budriam. Taip. Ta Izraelio tautai būti budriam, slapstėsi, slėptėsi kažkur tai, kad nepapultų į vergystę, kad nepapultų į kalėjimą, ar ne? Štai kaip svarbu būti budriam. Todėl Dievo žodis sakė, būkite blaivus ir budrus, nes priešininkas velnias slankioja aplink jūs ir žiūri, kaip jums įgelti. Būkit blaivus ir budrus. Kada aš blaivi, kada aš budri? Kai aš Dievo žodyje atsinaujinus protu ir gyvenu malonę stipri. Amen? Ateina dalės kažkoks, kas ateina? Nuodėmė dalės, kuo tu pasipriešinsi? Malonė Dievo, aš išlaisvintas Jėzaus vardu. Tik taip pasipriešinsi. Ar ne? Tikėjimu, malonė, stiprus, tai reiškia būti tikėjime. Amen? Viena iš dalių – tikėjime. Tai štai būkim blaivus ir budrūs, kai ateina, ar liga ateina. Ir kuo pasipriešinsi? Tvirtu tikėjimu. Amen? Kažkas įžeidė tave, kažkas supyko ant tavęs. Tau tai bloga gali pasidaryti sielai.
pasipriešink jam tvirtų tikėjimo tam jausmui, įsižeidimo, nepasitenkinimo, pasipriešink. Tiesiog žinok, kad tu laisvas iš tų pykčių ir įsižeidimų. Amen. Būk stiprus. Būk stiprus pasilikdamas jo malonėje. Jo malonėje. Tu išlaisvintas iš įžeidimo ir aš. Išlaisvintas iš pykčio tu ir aš. Ir štai tada, kai tu tokiam tikėjime, tu stiprus Dievo malonėje. Stiprus ir šitą malonę nugalėsime priešą. Amen. Nes Jėzų nugalėjo tik Jėzus, tai yra, velnią nugalėjo tik Jėzus Kristus. Ir dabar jo malonė veikianti, kai mes tikime per mus, irgi nugali priešą. Amen. Mes kūniškai sieviškai negalime nugalėti. Nes tai yra dvasinis priešas. Mes kartais kovojam su priežastimis jau atėjusimis. Ir vargstam, ir pavargstam, ir pykt pradedam, ir taip toliau, ir taip toliau. Vietoj to, kad kovotume su, tai yra, atsiprašau, priežastimi, o mes kovom su pasiekmėmis, ne taip pasakiau. Mes kartais kovojame jau su pasiekmėmis. Jau yra kažkoks tai blogas dalykas, ir tu bandai kovoti, kažką pakeisti, kažką daryti savo jėgą. Išoriškai. O mes žinome, kad kiekvieno pasiekmės šaknys pradžia yra dvasinis. Ir kovoti reikia su šaknim, su dvasinė, o ne su viršūnėlė. Įsivaizduoju, dabar medį tu norėtum nukirsti. Išrauti kažkokį medį, dabar tokia mada rauti medžius. A ne? Aš kaip pažiūrėjau, rauna lietuvių tuos medžius. Nu ir daleiskim, sakytų, reikia išrauti šitą medį, ar nupjaut, ar išraut su šaknim ir pradėtų nuo viršūnės, nu taip karpo. Va tai lygiai tai kova su pasiekmėmis. Kūniška kova su pasiekmėmis. O kova su priežastimi, tai reiškia išrauti šaknį jo reikia. Ir visai nereikės jau sukarpyti. Jis nudžius. Amen. Taip ir čia. Kai mes malonę stiprus, reiškia mes rauname tą pasiekmę su šaknim. Amen. Kovai, praise Jesus. Šlovė tau viešpatie Jėzau, kad tu viską padarė dėl mūsų ir tau malonė šiandien pasiekiama kiekvienam, kuris tiki. Amen. Amen. Jono 8 skyrius. Jono Evangelija 8. Mes negalim gyventi taip, kaip galvodami, kad nėra priešų. Priešai tai aš, tu, dar koks žmogus, aš tavo priešas, dar kažkas priešas. Ne. Priešas yra pagrindinis, kuris sukelia tuos fizinius priešus, tai yra velnias. Amen. Todėl su juo reikia sukovoti, taip žmonės bus laisvi, taip žmonės neveiks. Amen. Jono Evangelija 8 skyrius ir 43 eilutė, čia paskaitysim apie Jėzų. Toks pat Jėzus šiandien gyvena tavyje. Ir kad tu stiprus malonė Dievo, tai praktikuoji, tavęs nekenčia priešas velnias ir niekada nenugalės. 43 galima antrą pusę. Čia žydai persekiojo Jėzų ir sako, todėl, kad negalite, Jėzus sako, kodėlgi nesuprantate, ką jums sakau? Todėl, kad negalite mano žodžių klausyti. Šiandien žmogus, kuris negali klausyti Dievo žodžio, viskas su juo aišku, jis negyvena Kristuje. Jis net gimėsi Dievo karalystė.
Žmogus atgimęs į Dievo karalystę, jis neprisipykstina Jėzumi ir jo žodžiu. Arba galima sakyti, gal ir priėmęs Jėzus savo širdį kaip viešpatį, bet neseka juo, irgi jį piktina Dievo žodis. Bažnyčia piktina, Dievo žodis, o tarnai tie, kurie prieky, tai išvis nervuoja. Tai reiškia, kad piktasis turi many vietos. O sakė Jėzus, neduokit vietos velniui. Sako, negalite mano žodžio klausyti, jūsų tėvas yra velnias. Kodėl pasaulyje šiandien žmonės negali klausyti? Ir matai, koks požiūris į tave? Tikintį. Todėl, kad tėvas velnias. Ir visai nebijau pasakyti, kad tėvas velnias. Mano buvo tėvas velnias, iki nepasišaukiau Jėzaus, kad būtų mano viešpats ir tėvas. Ir pasaulio šiandien tėvas velnias, sako. Štai kodėl mes meldžiamės už pasaulio žmones, kad Dievas minkštytų jų širdis, vestų į atgalą ir kad jie būtų išgelbėti ir kad jų tėvas taptų Dievas, visagalis Dievas, gelbėtojas. Amen. Nes kas negimė iš Dievo dvasios, to ir yra tėvas velnias. Taip grubiai, skaudžiai skamba, bet tiesa visada tokia skaudi. Išeitis kokia? Šauktis Jėzaus. Šauktis Jėzaus. Sako, jūsų tėvas velnias Jėzus ir jūs norite vykdyti savo tėvų troškimus iš mažosios raidės, tėvo velnio. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos. Nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. Nu ir štai mes turėjome tokį melo tėvą. O sako, kadangi aš kalbu tiesą, jūs netikite manimi. Pastebėjot šiandien? Pasaulis tai ohoho. Bet ką jūs? Ką Dievo žodis kalba čia? Tuštybės. Taip, jeigu tėvas velnias, kieti jo žodžio, kas jau gali klausyti. Čia tik tas, kas atsivertė Jėzų ir priėmė jį kaip savo viešpačių, gali klausyti Dievo žodžių. Gali klausyti Dievo žodžių. Ačiū Dievui, tu gali klausyti Dievo žodžių. O kai tik supyksti ant Dievo žodžių ir tarnų, atgailauk. Amen. Ir vėl klausyk. Jėzus atleidžia. Kas iš jūsų, sako, apkaltins mane nuodėme? Jeigu tad tiesą sakau, kodėl netikite manimi, sako Jėzus, tiems žydams religingiems. Kas iš Dievo yra tas, kas yra iš Dievo, tas Dievo žodžių klauso. Jūs neklausote, todėl kad nesate iš Dievo. Tuomet žydai atsiliepė. Argi mes neteisingai sakome, kad tu samarietis ir tavyje demonas? Ar šiandien ne ta pati kova? Jūs kokį demoną apsėsti? Niekada nemasakė, o tu su Jėzum kaip tau fainai. A ne? Pasaulio žmonės. Kažkokį nenormalus. Aš čia nematau nei vieną nenormalus. Bet velniui tai nenormalu, jisai šaukia. Piktasis šaukia. Jis neperneša Jėzų. Kodėl pasaulis šiandien rytasi pražūtį? O tada rytasi, kad melą tiesą pakeitė melu. Ir melas išpatavo ir vadovauja. Melo dėsniai, melo kabutėse tiesos. Ir pasaulis griūna.
Todėl velnas taip nekenčia tų, kurie patys stojasi Dieve Jėzuje ir dar kitus statydina ir dar už kitus meldžiasi. Jis jų nekenčia ir nekęs. Bet tau reikia būti stipriu Dievo malonę ir praeiti viską, nes Jėzus už tave. Amen. Čia jo karalystė, tu priklausai. Oi, kaip jis už tave. Oi, kaip jis už tave. Už tai, kad tu priklausai jo karalystė, jo tautai. Amen. Jėzus jums atsakė, nėra manyje demonų. Aš gerbiu savo tėvą, o jūs negerbėte manęs. Ačiū tau, Jėzau, už tą pavyzdį, kurį tu parodei mums. Ir kad tu toks pat šiandien mumise. Ištikimas. Stiprus. Teisingas. Visada padedantis, visada norintis pakelti, kai mes prašom. Atleidžiantis ir keičiantis, kai prašome. Amen. Štai koks Jėzus mumis. Nepergyvenk, kad ta kova vyksta su pasauliu. Kartais būna pavargsta tikintieji. Ir savo jėgom bando kovoti, pavargsta ir paskui žiūri, jau jie eina su pasauliu. Kiek daug krikščionių nuėjo su pasauliu. Todėl, kad nebuvo įsitvirtinę malonėje Dievo. Negyveno ir nebuvo stiprus, neišstojo prieš piktąjį tikėjimą. Pasilpo kažkur tikėjimas, prarado malonę ir tada priešas turi jėgą sunaikinti. Tie religingi žydai dėjosi Dievo tarnais, bet tarnavo ne Dievui, bet diktatoriui valdovui. Taip. Jie tik dėjosi, kad tarnavo Dievui. Šiandien labai madinga dėtis, kad tarnauju Dievui. Kad gyvenu su Dievu, labai madinga. Bet iš tiesų pataikauja žmonėms, pataikauja kažkokioms tai tamsos valdžioms, kaip šitie žydai. Jeigu jie būtų tarnavę Dievui, jie būtų pažinę Jėzų, kad jis yra Dievo sūnus. Todėl jeigu mes gimę iš Dievo dvasios, mes turime būti budrus. Kuo arčiau visako sunaikinimas ateina, tuo stipresnė kova. Tuo, nes Dievo žodį parašyti, paskutinėms dienos velnias bus įpykęs, įdūkęs. Ir kaip jis pasireikš per žmonės, galbūt, per tavo artimuosius gali, kurie netgi nebūti pasaulio žmonės. Kaip veikia velnias? Ne ore jis veikia, jis per žmonės veikia. Ir jis paskutinėmis dienomis bus labai įpykęs. Ir nekęs, kas tikra, kas tiesa, kas tyra, kas nuoširdu. Jis nekęs. Pasaulis nusiteikęs kovoti su viskuo, kas priklauso Dievo karalystei. Tai reiškia, ir mes turim pasiruošę ir būti stiprus Dievo maloniai, kad jį nugalėtume. Mes negalim būti suglebusiom sielom, suglebusiom, žinau. Nu va, gražiai, gerai gyvenu, nu gerai. Na, sako, aš tai nebijau tavęs, kad tu čia gražiai gyveni. Aš bijau to, kuris stiprus malonė Dievo, kuris įsitvirtinęs Dieve, Jėzuje, Kristui. Amen. O po to gali ir gražiai gyventi. Ne kiek gražus gyventi. Bet pirmumas yra būti stipriam.
Nes jei būsi nestiprus, malonė Dievo, patį palauš priešas velnias ir viską prarasi. Amen. Ką atradai, gali viską prarasti. O taip džiaugiamės kažkuo, galim prarasti. Vat ir tai, ką kalbėjome pradžioje, praradus Jėzų galima prarasti daug. Todėl atradus Jėzų pasilikime jame ir pasilikime. Ir nebijokime priešų, bet atsistokim prieš jį tvirtų tikėjimu ir tą malonę, kurią turime. Jei esate iš Dievo, tada susidursite su priešiškumu. 15 skyrius Jono Evangelijos. Su priešiškumu ir neapykanta dar paskaitysim vieną Evangeliją. Nes daugelis galvoja, čia pradėjau tą bažnyčią vaikščiau, čia tą Jėzų priėmiau, tai kas čia darosi, visi sukilo, visi tyčiojasi, visi niekina to. Sakyk, haleliuja, sakyk, reiškia aš gyvas. Amen. Va kaip reikia, būti stipriam Dievo malonė. Nes tai bus, sakė. Ir tai teisinga. Jeigu nėra kovos mano gyvenime, pasaulis man palankus, tai klausimas, ar aš nesu velniui? Taip. Todėl prisitaikykim prie pasaulio, bet prie Jėzaus Kristaus. Amen. Prie Jėzaus Kristaus. 15 skyrius 18 eilutė. Jei pasaulis jūsų nekenčia, o jis tikrai nekenčia, nes jų tėvas velnias, žinokite, kad manęs jis nekentė pirma negu jūsų. Jėzaus nekentė. Tu visada turi neužmiršti, dėl ko tavęs nekenčia. Dėl to, kad tavy gyvena Jėzus. Mes kartais galvom, kad mūsų nekenčia. Ir paskui įsiskaudinam, ir paskui įsižeidžiam, o mūsų nesikeičia. Reiškia, tu silpnas, neįsitvirtinęs, nestiprus malonėje. Užmiršęs, kad Jėzus tavy ir ten jų nekenčia, bet ne tavęs. Tada mes pasiduodam įsižeidimam, pykčiam, nuodėmėms ir visą kitą. Jeigu neįsitvirtinę, nestiprus Dievo malonė, čia dabar manęs, tu nieko blogo gali nepadaryti visiškai, bet nekenčia ir viską. Todėl būk stiprus, malonė Dievo. Žino, kad dėl to Jėzaus, kuris atėjo tau širdį, tavęs nekenčia. Tau nereikia prisigerinti, pasigerinti, prisitaikyti. Tau reikia ir man pasilikti Jėzuje. Amen. Ir būti stipriam jo malonėje. Taip, jei pasaulis, manęs jis nekentė pirma negu jūsų, jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius. Kadangi jūs ne iš pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Kaip aiškiai viskas parašyta. Kaip svarbu skaityti Dievo žodį, kad nenukrypti į pasakas, kaip šiandien pasaulyje daug kas nukrypia į pasakas nuo Dievo žodžio. Palaimink mane, aprenk mane Dievą ir pastatyk mane. Amen. Mylėtų kaip savosius, o dabar nemyli, nes jūs nesavi. Jūs iš dangaus gimę, taip sakė Dievo žodis, jūs esate ne iš pasaulio, jūs esate iš dangaus gimę. Ir čia gyvenate šitame kūne, bet nesate dabar jau iš pasaulio, kai viešpats tapo jūsų Jėzus Kristus. Pasaulio viešpats dar velnias. Tavo, tu gimė iš Dievo dvasios, tavo viešpats Dievas ir tu čia šitam kūne. Ir kur aš čia skaičiau tą eilutę, noriu pasakyti. Išskirti iš pasaulio. Todėl nesistengsiu susitapatinti su pasauliu.
nesilankstyk tai dvasiai, nesistenk patikti. Mylėk žmonės kaip ir visus, malonę Dievo, nes mylėti žmonės galima irgi tik malonę Dievo. Nes jeigu pagal jų darbus mylėti, tai čia nėra ką mylėti. Amen. Bet Jėzus pamilo mus, kai mes buvom nusidėlę, ir reiškia, jis juos dabar myli. Bet jis su jais nesusitapatina, Jėzus. Ir tu nesusitapatink. Mylėk, bet nesusitapatink. Amen. O melskis už juos. Mylėk, melskis, kad ir jie būtų išgelbėti. Bet su jų poelgiais nesusitapatink. Su jų mintim, su jų mąstymu nesusitapatinkim. Nes mūsų mąstymas kitas, mūsų mąstymas atnaujintas Dievo žodžiu. Kitas mąstymas. Apie orą galima kalbėti, apie žolę, gali kalbėti apie kažką tokius dalykus, kurie nepriešiški Dievo žodžiu. Amen? Bet, kaip jie sako, padiskutuosim. Aš sakau, aš tai nediskutuosiu, nes tai, ką aš žinau, tai yra tiesa ir ką diskutuoti. Reiškia, aš įsakysiu savo mintį, tas žmogus įsakysi, diskutuoja. Tiesa yra viena. Ir apie ją diskutuoti neišeina. Jūs ne iš pasaulio, kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs išskyriau, todėl jūsų nekenčia. Ir mums reikia, kai nekenčia, nelabai lengva taip sieliškam būnant, kūniškam stovėti. Todėl ir reikia, ką šiandien vas ir kalba, įsitvirtinti Jėzui, kad būtume stiprus jo malonė. Nes velnas mus įtraukia tada į nuodėmę, jeigu mes neišstovim. O mane pavadino ten kažkuo, žinai, buvau sutikę šitą, aną, tai matai, koksai visai, taip. Ar jinai ten. Matai, jau mane įtraukė į nuodėmę teisti kažką, kalbėti. Vietoj to, kad aš būčiau išstovėjus malonę Dievo ir viskas. Todėl būkim budrus. Labai svarbu būti stipriam Dievo malonėje, kad nepapulti ant kitų teismų, ant pykčių, išsižeidimų, niekinimo gal kažko. Savigailos. Savigaila labai madinga. Kūniški krikščionys savigaila dažnai gyvena. Ir jie nestiprus Dievo malonėje. Tokie silpni Dievo malonėje. Tai štai, dar galima paskaityti tą pačią temą. 1 Jono. Nesinori tokių rašto vietų skaityti, nori tokių, aleliuja, kokie mes. Bet mes turim mokytis gyvenimu, nes mes susidursim savo gyvenime situacijų su tais dalykais. Kad žinotume, kad būtume stiprus malonė. 5 skyrius ir 19 eilutė. Mes žinome, jog esame iš Dievo, o visas pasaulis yra iš piktojo. Štai kaip svarbu žinoti šitas rašto vietas, mes kartais galvom, kad ir pasaulis lygiai tas pats, kaip kas ir atgimęs iš Dievo. Todėl kartoja daugelį vietų Jėzus, jau 3 kokią skaitom vietą, ar ne, dabar jau vien mes, kiek dar yra. Mes esame iš Dievo, kurie išpažinom Jėzų savo viešpačiu, o visas pasaulis yra iš piktojo. Ir reikia jį ištraukti iš piktojo nasrų, kuo malda užtarimu. Amen. Man ne tas pats, tik tegu būna, jos piktus valdo, o mano tai viešpats, Dievas. Egoistė, aš pati nuodėmės sėdžiu tada. Svarbu, aš gerai gyvenu, svarbu, mano viskas būtų tvarkoje. Jėzus netokią širdį turėjo, jis dėl kitų.
pasiaukojo dėl kitų. Ir toks Jėzus šiandien gyvena tavy ir many. Tai jei aš stipri Dievo malonė ir tu stiprus, tai jis galės gyventi tavyje, jis užtars tuos, kurie papuolė į piktojo valdžią. Jėzus nori užtarti, Jėzus nori, kad jie būtų išgelbėti. Ir toks Jėzus yra tavo širdyje. Bet mes kartais, kad jie būtų išgelbėti, susitapatinam su jais kažkokioj nuodėmė, ir galvojam, kad mes juos išgelbėsim. Ne, niekada. Niekada. Tik tai mus pačius atitrauks nuo Jėzaus. Todėl, kai ant tavęs pyksta pasaulio žmogus, tiesiog atleisk, nepyk. Suprask, kad jis kitaip negali, nes jo tėvas velnias. Amen. Kol kas. Ir pasimelsk už tą žmogų, kad ir jis būtų išgelbėtas. O kitas variantas galima įsipykti ir užžeisti ant to žmogaus. Tiesiog ir pasaulis taip gyvena, tai kuo jūs čia skiriatės? Prisimenat rašto vietą. O jūs pasimelskit, kai jūsų nekenčia. Amen. O reiškia stiprus tu Dievo malonė. Neatsakykite tuo pačiu, prisimenat, neatsakykite tuo pačiu. Kai jūsų nekenčia, kai jums kažką sako, neatsakykit, būkit stiprus Dievo malonė. Taigi mes su Jėzum galime. Jėzus toks many, jis neatsiliepia į tokius dalykus. Jis viską praeina. Jis stiprus. Amen. Štai kaip mums svarbu stovėti ant Jėzaus. Jėzuje pasilikti ant Jėzaus. Velnias nori išmušti iš šitos pozicijos, kad mes nelaimėtume. Kad mes pralaimėtume. Bet Dievas mums duoda išmintį, ačiū jam už jų žodį, už jo dvasią ir kad jis primena mums. Todėl svarbu teisingai apsiginkluoti, kad išgyventi. Mes negalim taip savo būti neapsiginklavę. Kur papūtė vėjas, ten pūtė, ten nupūtė. Ir kokie tie ginklai, tai nuostabi Dievo malonė. Nu kuo tu pasipriešinsi? Kokia tu jėga atleisi tam, kuris iš tavęs tyčias? Tik malonė. Nes pačiam tai siela niekada nenori atleisti ir dar jai tikrai teisingai padarė blogai, tai mūsų siela ji niekada nenori atleisti. Nebent į klubą pasakysi atleidžiu, bet viduje neatleisi. O kai stiprus Dievo malonė, tiesiog sakai, atleidžiu dėl Jėzaus, nes toks Jėzus manį. Atleidžiu dėl jo. Dievo žodį pažyti, atleiskite. Nes jei neatleisit ir jums bus neatleisti. Atleiskite. Čia ne jausmas, čia ne emocija, čia ne proto darbas, ne kūno darbas. Čia yra dvasios tavo darbas. Apsisprendimas pasiduoti Jėzui ir atleisti prieš. 1 Petro 5. Čia jūs ilgiausia rašto vieta, kaip žadina, ragina pasilikti malonėje. 1 Petro 5 skyrius, 5 eilutė. Taip pat jūs jaunesnieji būkite klusnūs vyresniesiems. Reiškia, jeigu aš pasiliksiu tokiu poziciju, maloniai veiks mano gyvenime. Ir visi paklusdami vieni kitiems, apsivilkite nuolankumu, nes Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiems teikia malonę. Reiškia, kai tu ir aš nuolankus, manyje veikia malonė Dievo. Ir aš tada stiprus Dievo malonė.
O pasaulis pamatys nuolankus žmogus, pailys, sakys, lipa visi ant galvos, o jis nesikeikia visai. Taip, toks požiūris. Bet Dievo karalystėje Jėzus sako kitaip. Būk nuolankus, paklusnus Dievui, vyresniesiems. Maloniai bus. Maloniai. O mūsų kūnas ir siela, aš čia paklusiu dabar, jo, čia vyresniesiems čia. Aš ir galiu. Ane? Tai būna. Praranda malonę. Praranda malonę. Tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad išaukštintų jūs metų atėjus. Mūsų kūnui, senam Adomui, sielai ir kūnui sunku nusižeminti po galingą Dievo ranką. Ką reiškia po galingą Dievo ranką? Tai reiškia po jau žodžiu. Paklusti jau žodžiu. Tai yra pasivesti po jo galingą ranką. Ir kai aš pasivedu ir tu po galingą ranką, neatsakome tuo pačiu, nuolankus būname, paklusnus, tada Dievo malonė veikia. Bet mes jaučiam savyje kitą tą senąjį žmogų Adomą, kuris nenori leisti čia visiems, tik tai nusižeminsi. Jis va taip kalba, tas Adomas mumise, kūnas, siela, kuris kovoja visada su dvasia, kurie mumise kovoja su Jėzumi. Mumise yra tas, kuris kovoja su Jėzumi. Nepaklusk tam, kuris kovoja su Jėzumi. Su Jėzumi paklusk tam, kuris tavyje Jėzui. O Jėzus ar jo žodis tai yra tas pats. Toliau sako, meskite ant jo savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Štai tai reiškiasi, taip darydamas būsi stiprus Dievo malonė. Prieš tai, ką skaitėme, jei taip elgsiesi, būsi stiprus Dievo malonė. Kūniškai, tai kaip sakiau, norisi priešintis, norisi nesutikti, va tai jau kūniškai. O jei nori malonė, kad būtų gyvenime, va tai, kas čia pasakyta. Jei norim, kad maloniai Dievo veiktų, meskit rūpesčius, nes Dievas rūpinasi jumis, sako, ar jis rūpinasi mumis? Amen. Jeigu tikim, kad rūpinasi, stiprus jo malonė ir jis veikia tada. Dėl jūsų netikėjimo, sako, negalėjau padaryti stebuklų. Tai jeigu rūpestį turim ir atidavėm ir toliau rūpinamės, tai reiškia netikim. Netikim, kad Dievas galingas tai spręsti tą rūpestį. Būkite blaivus, budrus. Štai čia ta rašto vieta. Blaivus ir budrus. Kada mes blaivus, kada Dievo žodžiu protas atnaujintas ir širdį viešpatauja Jėzus, tada mes blaivus ir budrus tada būsime. O jei seniai girdėjom žodį Dievo, seniai skaitėm Dievo žodį, labai greit mes būsim nebudrus ir neblaivus. Nes mąstymas, kokia mintis, tokia kalba, toks veiksmas. Amen. Nes mes mąstom savaip, kad mintys sutaptų su Dievo žodžiu. Būkite blaivus ir budrus, nes jūsų priešininkas velnias lankioja aplinkui, kaip riaumojantis liūtas tykodamas, kurį nors praryti. Štai kodėl reikia būti blaiviam ir budriam. Kad priešas neturėtų įtakos ir vietos nei sveikatai tavo, nei tavo gyvybei, nei gyvenimui. Amen. Dėl to mums reikia būti blaiviems, pilniems Dievo žodžio, blaivus. Jis visada
Ne baimė jį pirmą užvaldys, bet iškils jam Dievo žodis, iškils jam Dievo tiesa. Ir Dievo žodis tai yra dviašmenis kalvijos, kai jo tu nukirsi tą baimę ir tą situaciją kažkokią pasipriešinsi Dievo žodžiu. Pasipriešinkite parašyta, kai priešinamės tvirtų tikėjimo, mes irgi stiprus Dievo malonė tada. Pasipriešinkite jam, tam liūtui reaguojančiam, sako, kuo tvirtų tikėjimu. Štai kuo velniui galima tik pasipriešinti. Ne rūbais gražiais, ne šypsena gražia, ne religija, bet tikėjimu. Tvirtų tikėdami, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai pasaulyje. Visi Kristuje tą patį patiria. Ir visiems reikia priešintis tvirtų tikėjimu. Kas nesipriešys tvirtų tikėjimu, tas bus piktojo nugalėtas. Labai paprastai. Nepriimu, sakau. Aš nežinau, tave atakuoja mintis ar ne, mane tai atakuoja. Kokia mintis? Aš iš karto sakau, nepriimu Jėzaus vardu. Ir kai tu jau įsitreniruoji, labai greit pastebi. Tik atėjo mintis, o kai jau tu ją pradedi rutuliot, nebudrus, mąstyt, paskui jau žiūrėk, jau mąstei, padarei, ir paskui žiūri, kas čia per rezultatas. Nu ne viskas dar, ačiū Dievui, dar galima atgailauti. Bet reikia keistis. Norisi, kad neturėtų vietos velnius many. Amen? Atgailaukim Jėzaus krauju, jau prašykim, priimkim atleidimą ir prašykim Dievo malonės, man budrumo, Dievai, dėk troškimą, klausyti žodį, eiti į bažnyčią, skaityti Dievo žodį, maldingam būti. Amen. Aš nenoriu tai būti tąsomas piktojo. Amen. O visokeriopos malonės, štai, tokius kentėjimus patiria visi pasaulyje. O visokeriopos malonės Dievas pašaukęs mus į savo amžinąją šlovę Kristuje Jėzuje. Kai mes taip elgsimės, parašyta, Jis pats tada. Jis pats jūs trumpai pakentėjus ištobulins, mes elgiamės nusižeminę, nuolankosi pagal Dievo žodį, o Jis pats per tai trumpai pakenčiam ten, ane, kaip tyčiasi kažkas. Trumpai pakentėjus ištobulins. Mes tuo metu, kada norėtųsi reumuoti prieš kažką, o patylime, bet taip dėl Jėzaus, ne taip, kad tik svarbu patylėjimo, bet griežiu dantimis. Dėl Jėzaus neatsiliepiau. Dėl tavęs, Jėzau. Gyvenkim dėl Jėzaus, bus lengva, atsiminsim, o jei savo jėga, tai, kaip sakiau, tik paviršių, gal mes sakysim, atleidžiu ten, bet viduj čia liks. Nes Jėzus, tu mani, tu gali, aš galiu, atleidžiu. Tu gali pakentėti ir aš galiu pakentėti. Ir sako, kai nauda tokia, kad ištobulins, dar sutvirtins Dievas per tai. Matot? Stiprus tapsime per tai, kad mes nusižeminom prieš jo žodį, pasilgim, tai Dievas padarys mus stipriais. Štai ką reiškia dvasiniai dalykai. Mes dažnai kartais gyvenam kaip kūniškai, kaip sieliškai, išoriniais dalykais, remiamės. Bet mes turime remtis Jėzumi ir tai, ką sako jo žodis. Ištobulins, sutvirtins, sustiprins ir pastatys ant tvirto pamato. Tada tu stovėsi ir aš, kai taip elgsimės,
Jėzus paims, sustiprins ir pastatys tvirtesnio pamato. Ir mes praeidami šitus visokius išbandymus, šitai paklūsdami Dievui, mes stiprėjame dvasioje, augame dvasioje ir stiprėjame dvasioje. Prisimenu, jau mes mokėmės anksčiau, kad jeigu išbandymų metu mes pūkštavom, tą patį išbandymą reikės ilgai, kol tu jį praeisi. Ir augimas reiškia lėtas. 5 metus gal purkštausim. Sugaištas laikas. Kuo greičiau mes leisim Kristui gyventi mumise, paklūsim jo žodžiui, kaip jisai sako, tuo greičiau stiprėsim, augsim ir tvirtėsim. Jam šlovė ir valdžia. Ir dar viena eilutė. Per Silvaną ištikimą į brolį, tokiu jį laikau, sako Paulius, aš jums trumpai parašiau, ragindamas ir liudydamas, čia 12 eilutė, kad tai yra tikroji Dievo malonė, kurioje jūs stovite. Aš tada malonė. Ir tai tikroji malonė, kurioje aš stoviu, kai aš pasivedu Jėzui, kai aš pasilgiu ne pagal protą neatnaujintą, bet pagal atnaujintą protą, pagal Jėzų, tada tai ir yra tikroji malonė. Veiksminga. Halleluja. O mes visi norim malonės. Bet kūnas norėtų malonės, taip, va taip, duok man malonės. Sakė Jėzus malonė visą atidavė. Davai. Ne, per paklusnumą, per pasidavimą, per nuolankumą, per mirtį savo, prisikėlimas. Amen. Taip elgdamėsi mes apsiginklavę vadinasi. Taip elgdamėsi mes stiprūs malonė, vis stiprėsim ir stiprėsim toje malonėje. Ir sėkmingiau pasipriešinsim velniui. Kol daugiau aš pasilieku jau malonėje, tuo labiau dvasinės valdžios ir jėgos pas tave ir mane. Amen. Velnias bėga. Velnias per atstumą jau dreba. Nes jis jaučia stiprų krikščionį, kuris gyvena jo malonę. Amen. Augsim autoritete ir Jėzaus Kristaus valdžioje. Amen. Tai ne pasaulio autoritetai. Pasaulis irgi turi autoritetus, sakau, autoritetai. Jėzus, Dievas irgi turi autoritetingų žmonių. Aš nežinau, ar tu nori būti tuo autoritetingu žmogumi. Aš noriu. Norėk, kad Jėzus gyventų, tada tu yra autoritetingas. Amen. Velnias tada bėga, o kiek sako autoritetų čia. Jis bijus. Pasaulyje yra autoritetai, kur žmonės išnaudojami, o ir jie vargšai jų bijus. O jis viešpatauja. Piktasis per autoritetus. Mes aukim autoritete šitame ir mes valdysime prieš velnią. Amen? Ir mes valdysime prieš velnią. Mūsų tikslas laimėti pasaulį Jėzui Kristui. Galim sakyti, kam tau čia to reikia? O tas Jėzus mane sukėlė ir tavį. Kuo jis daugiau viešpatauja tavyje, kuo daugiau leidi jam gyventi, tuo labiau tas troškimas dėl žūstančių tau kyla dėl kitų. Tas Jėzus pats, kuris pasiaukojo už žmoniją, jis gyvena tavį ir kai jis jau ima viršų, tave tokiu padaro, kad tu
tau rūpėtų žūstinti žmonės, kad tu meldiesi ne dėl to, reikia į maldą daryti. Ne. Jėzus tavy dega. Jis sukelia tą troškimą. Aukoti, reiškia, aukoti savo laiką, galima sakyti, mirti. Dėl savęs, aukoti laiką. Dėl kitų. Dėl to, kad ateitų viešpats. Už tautą, už žmonės. Amen. Tada būkim stiprus Dievo malonę. Ir mes tokiais žmonėmis tapsime. Ne tuo, kuo buvome, bet tuo, kuo Jėzus nori mus matyti. Mes ne uodega, mes galva Jėzuje sukurti. Tik patys nepasilikim to uodegoj. Amen. O būkim stiprus Dievo malonė. Ir štai kaip drąsinu, dar paskaitysime rašto vietą, tai baigiai 2 Timotiejui, kaip drąsino Paulius Timotiejų, irgi sakė, būk stiprus ir drąsus. 2 skyrius, 2 Timotiejų, 2 skyrius, jisai drąsino, taigi sako, tu, mano sūnau, būk stiprus malonė, kur yra Kristuje Jėzuje, o Jėzus tavyje. Būk stiprus šitą jo malonę, jame pasilik, tai reiškia stiprus jo malonė. Raginu Paulius Timotiejų. Ir ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. Iškęsk sunkumus, kaip geras Kristaus Jėzaus karys. Jų kareivis nesivelia gyvenimo reikalus į pasaulį. Amen. Jis atvirkščiai neša išgelbėjimą pasauliui, pagalbą pasauliui, šviesa pasauliui, druska pasauliui. Amen. Ir dar galim grįžti į 1 skyrių, 6 eilutė, sako, todėl tau primenu, kad vėl uždegtum Dievo dovaną esančią tavyje mano rankų uždėjimu, kad tas Kristus pakiltų jame. Nes Dievas davė mums ne baimės dvasią. Aleliuja. Bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią. Mes suvaldom įsižeidimus, mes suvaldom pykčius, mes suvaldom, nes Kristus numise. Ir sako, būkit stiprus šitą malonę. Aleliuja. Dieve, padėk mums. Ir dar sako, meilėse savitvardos, todėl nesigėdyk mūsų viešpaties liudijimo, nei manęs, sako. Man tai tekia, matau, kaip manęs gėdijasi. Tau tekia, tavęs gėdijasi. Kažkas pamatė, aš čia nusiviečiu. Nes ją visas miestas pažįsta. Nes iš dangaus kilmės. Halleluja. Taip. Sako, nesikėtik. Kai niks nemato, tai aš paprašysiu dar, pasimeldus dar, o kai mieste, tai labas. Bėgu, skubu. Suprantate, ne? Ne manęs, jo kalinio, bet drauge su manimi kentė dėl Evangelijos jėga Dievo. Dėl Evangelijos kenčia jėga, bet mes turime Dievo jėgą, užtenka jėgų, kad iškęsti bet kokius išorinius pasityčiojimus, ar niekinimus, ar įžeidimus, ar pykčius. Halleluja! Kaip nuostabu, kad Jėzus Kristus atėjo į mūsų širdis ir apsigyveno. Įsitvirtinimas jo malonėje tai yra ginklai, 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 ginklai. Jei neįsitvirtinę jo malonėje, mes beginkliai, mus nešioti gali kaip nori priešas velnias. Ir paskutinė rašto vieta žydams, kad neprarastume malonės.
Tai sako, kaip Jėzaus gėdėjosi, taip ir jūsų gėdysis. Taip, kad viskas pagal Dievo žodį. Ačiū Dievui. 12 skyrius, 12 eilutė. Sako, todėl gerai, dar galime 11. Kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau jie atneša teikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas, sustiprinkite linkstančius kelius. Kai malonė, tu tik atsistoji, taip ir susitvirtina kelią. Ne? Taip jau sulinkęs, man visi vyksta. Jeigu gero, tai tik sergu čia, tai viskas linksta kelią. Ar ne? Ištiesinkite takus, kas luoša neišnirtų, bet verčiau sugytų. Siekite santaikos su visais, siekite šventumą, be kurio niekas neregės viešpaties. Bažnyčia, siekit santarvės, siekit šventumo. Amen, sako Dievo žodis. Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų kokia karti šaknis. Reiškia, kai tik praranda malonę, taip karčio šaknys auga. Ir nepadarytų vargo suterždama daugelį. Žinau, žmogus, kuris nestovi Dievo malonė, jis apkalba, jis įsižeidęs, jis murmantis ir jisai gali suteršti daugelį aplinkui. Amen. Todėl jeigu tokį žmogų tu šalia atsirado, būk tu stiprus Dievo malonė ir nepasiduok, o padėk jam, kad ir jis pabustų. O ne kartu su juo dejuok, piktinkis, kažką žemė, kažką teis. Kad neatsirastų, teršdama daugelį. Kad neatsirastų ištvirkėlių ir bedievių, kaip Ezavas už žvalgų kąsnį pardavęs pirmagimių teisės. Jūs žinote, kad jis ir paskui, norėdamas paveldėti palaiminimą, buvo atmestas, nes nerado progos atgailai, nors su ašaromis jos ieškojo. Tai štai, kad ne kokia karti šaknis neišaugtų, bet stiprus Dievo malonė, sako, būkime. Haleliuja! Laikas keltis, amen? Ir būti stipriem Dievo malonėje. Pasimelskime.